Taigi, paaiškinsiu, kaip galima. Aišku, daugelis visą tai žinot, bet yra pora būdų, kaip patikrinti, tarkim, gairas, ar vaikšto, ar vakuumas laiko. Tai aišku, pats paprasčiausias būdas tai su vakuumo metru tiesiog pasimatuoti. Turim, ką mes turim, žiūrim, ar vaikšto. Vaikšto, vakuumas laiko. Taip, atidarom pilnai, vakuumą laiko, ne kiauras. Su vakuumetru matuojam. Atsidaro. Taip, ir dar galima, jeigu tarkim neturit vakuumetro, galima kitaip visą tai padaryti. Bet aišku, reikia oro, vis tiek reikia oro. Čia prieš langutį, tokia nepatogiai žiūri. Mes dar galim su oro kompresoriu tiesiog pasimatuoti. Yra čia 2 skylutės. Iš gairo šonų. Į gairo šonus reikia paduoti oro. Ir taip. Kojelė matosi. Ja, tiesiog per vakuumo tarpus paduodam ir diagnozuojam.